Kokia iš tiesų realybė niekas nežino, mes su jumis to irgi nežinom, bet galim ją modeliuoti. Pasaulyje yra daugybė mokslininkų, kurie ir modeliuoja įvairius realybės aspektus. Pavyzdžiui, kad Žemė apvali, mes tikim, nors patys to niekada nematėm. Esame iliuzijoje, kad Saulė pateka rytuose ir leidžiasi vakaruose, nors realybės modelis mums sako, kad tai mes sukamės. Reiškia, absoliučiai viskas yra modelis. O mūsų užduotis modeliuoti taip efektyviai, kad tai padėtų suprasti reiškinių esmę. Šiandien aš jums pasakoju, kaip galima sumodeliuoti žmogaus psichiką. Psichika, žinoma, yra super sudėtingas objektas. Tie, kas bandė ją suprasti, jau žino, kad šiandien mūsų laukia sudėtinga, bet be galo įdomi užduotis. Taigi, mes žinome, kad žmogaus smegenys sudaro 3 lygiai aukštai. Šiame modelyje yra smegenų kamienas, kur palaikomos gyvybinės funkcijos ir vyksta retikuliarinė formacija. Yra antras aukštas požievinis sluoksnis, limbinė sistema, kuri nusprendžia, kur link nukreipiama mūsų psichinė energija. Ir yra žievinė dalis, kur užsilaiko kažkokią informaciją. Sekantis dalykas, mes žinom, kad yra baziniai instinktai ar poreikiai. Šitą modelį mes instinktais bandome paaiškinti, kokiu būdu veikiant požievinėms smegenų struktūroms atsiranda tokia galimo elgesio įvairovė. Nors žievinė dalis, naudodama atmintį, ją ir bando stipriai apriboti. Taigi instinktus, kurie mus jungia su kitais gyvūnais, mes modelyje išskiriame 3. Pirmas, tai individualios savisaugos instinktas, surištas su baime, nerimo pojūčiu. Šis poreikis turi 2 priešingus polius - baimė, kova ar bėgimas iš vienos pusės ir žingeidumas, tyrinėjimas iš kitos pusės. Tai gerai paaiškina, kodėl mes taip mėgstam sėdėti telefonuose, nes mūsų smegenys yra konstrukcija. Smegenyse yra konstrukcija, kad jeigu nori išgyventi, žiūrėk aplink. Mes taip pat esam savo rūšies atstovais. Kiekviena biologinių būtybių rūšis, kaip žinia, yra užprogramuota daugintis. Tai reiškia, kad mes visi esam savo genų pernešimo konteineriais. Todėl išskirkim tai kaip rūšies savisaugos arba kitaip lytinį instinktą. Ir be to mes esam socialiniai gyvūnai, priklausom kažkokiai grupiai. Žmonės, kaip ir kiti grupiniai gyvūnai, blogai sugyvena grupėse, jiems nekomfortiška, bet jie dažnai gali išgyventi tik veikdami drauge. Todėl ir reikia mus kažkaip išlaikyti grupėse, kurti hierarchinės sistemas, kur esmė yra resursų paskirstimas. Įvardyjam, tai yra grupinis savisaugos arba hierarchinis instinktas. O ar girdėjot ką nors apie psichikos funkcionavimo principus? Turinio, funkciniai, struktūros. Taigi, mes galime išskirti, kad smegenys funkcionuoja siekdamos atkartoti jau išbandytus veiksmus, kurie mūsų nepražudė. Tai mūsų įpročiai arba dinaminio stereotipo principas, kurį geriausiai ištyrė ir aprašė Pavlovas, funkcinį principą arba dominantę aprašė Chtomskiai, o struktūrinį arba ženklų reikšmių santykiai mums aiškino Vygotsky. Taigi, kad ir kokiam psichikos organizacijos lygyje mes bežiūrėtume, smegenys siekia kurti ir išlaikyti dinaminius stereotipus. Pavyzdžiui, turbūt girdėjot apie chrestomatinę istoriją, kad jeigu kastruotas eržilas prieš kastraciją turėjo lytinių santykių patirties, jis ir toliau šokinės ant kumelės, nors kaip ir tam nebėra prasmės. O jeigu lytinės patirties nebuvo, tai toks gyvūnas į priešingos lyties atstovą nekreipia dėmesio. Tai reiškia, kad susidarė dinaminis stereotipas. Prasmė šokti ant kumelės nėra, bet smegenys veiksmą atlieka. Mes patys galime pastebėti save, kad tą pačią koją lipam iš lovos, savo įprastai geriam kavą, prausimės po dušu, tą pačią ranką įjungiam šviesą, tą pačią trajektoriją einam į virtuvę ir taip toliau. Prie ko veda dinaminio stereotipo pažeidimas? Taip, tai kelia stresą ir įtampą. Kodėl taip? Čia mes turim Eric Kandel, kuris mums parodė ir paaiškino, kaip formuojasi neuronų jungtys. Neuronai turi savo aksonus ir dendritus, kuriais jie ir susijungia. Tam reikalingos sąlygos. Žinot kokios? Pirma - veiksmo kartojimas. Antra - stresas. Esant šioms sąlygoms neuronai augina taugeles, kurios susijungia su kitais neuronais ir susitvirtina. Dabar įsivaizduokit, kad gyvenant su kažkuo šeimoje. Smegenų žievėj užsitvirtina vaizdas, kvapas, kažkokie instinktai jūs sieja su šiuo žmogum, savisaugos, lytinė ir taip toliau. Ir tas žmogus jums sako, kad viso gero, skiriamės, o tarp susijungusių neuronų pas jūs nervinė psichinė įtampa bėgioja įprastu keliu, nes su šiuo objektu reikia užtikrinti kažkokius bendrus veiksmus. Ir kas vyksta toliau? Jums smegenys sako, kad mūsų neuronai taip susijungia, grąžinkit viską taip, kaip buvo. Ir visi išgyvena stresą ir siaubą, suprantat? Be to, streso lygis, sudarant santuoką ir skiriantis, faktiškai yra toks pats. Tai kažkodėl žmonės džiaugiasi vestuvėmis ir pergyvena dėl skyrybų, bet čia jau kita kalba. Tiesiog reikia suprasti,
kad bet kuriuo atveju mums reikės sunaikinti esamas neuronų jungtis ir suformuoti kažkokias naujas. Esmė, kad smegenys turės įprasti gyventi be šito žmogaus. Ir būna, kad žmonės labai nori skyrybų, gyventi šalia nebegali, o kada išsiskiria, pergyvena. Ir kas atsitiko? Pažeistas dinaminis stereotipas. Bet tai ne šiaip teorinis principas. Tai reiškia, kad buvo pažeistos galvos smegenų neuronų jungtys, kur vienas reikia sunaikinti, o kitas jungtis anatomiškai užauginti. Reikšminga? Be abejo. Nu va, mes jau turim 4 faktus savo modelyje: 3 aukštų smegenys, 3 instinktai, neuronų jungtys ir 3 psichikos funkcionavimo principai. Nagrinėjom toliau. Dominantija. Kas tai? Turbūt suprantam, kad mūsų galvoje vyksta visko daug, bet tam tikrų vienu momentu mums kažkas yra svarbiausia, o toliau mes persijungiam nuo vieno prie kito. Čia reikia pažymėti Benjamin Libet ir jo eksperimentą. Jis mums parodė, kad smegenys viską sprendžia mums nedalyvaujant. Grįžtam prie Uchtomskio ir dominantės ir suprantam, kad galvoje kaupiasi daugybė įvairių įtampų, kurios nuolat konkuruoja, kurie iš jų nugalės. Pavyzdys. Dabar jūs sėdit ir žiūrit šitą video ir pas jūs dominantė suprasti, ką iš čia vebla. Bet tuo pačiu pas jūs vyksta šlapimo susidarimo procesas organizme. Jis išsiskiria inkstuose, pirminis, antrinis, susikaupia šlapimo pūsliai, jis kaupiasi ir pradeda spausti pūslės sieneles. Ten yra toks apvalkalas, kur randasi nervų galūnėlės, ir jeigu stipriai užspaus, tai bet o pas jūs yra dar ir kitos dominantės, kad pavyzdžiui jau vėlu ir reikia eiti miegoti, nes rytoj į darbą. O dar prisimenat, kad nepaskambinot kažkam, kam pažadėjot, bet čia reikia išlaikyti dėmesį, nes čia nevaprotingas kontentas, bet išlenda šlapimo dominantė ir spjauti viską reikia į tualetą. Kitas pavyzdys, jeigu jūs seksualiai susijaudinęs ir vyksta kažkoks veiksmas, tai galit nejausti skausmo, kuris kyla. Po to, kai vyksta iškrova, galit pajausti, kad tai kažkur jūs sužeidė, kažkur įpjovė, kažkur įtrūko, kažkas suplyšo. Taip veikia dominantė. Jis sutraukia visą dėmesį į save, užgožia kitus poreikius ir pojūčius, kol pasiekia savo pabaigą. Žodžiu, buvo malonu, o paskui staiga ir viskas pritrynė. Suvokėt, kokie tai svarbus dalykai, norint perprasti psichiką. Sekantis fundamentalus principas – ženklai ir jų reikšmės. Pradėsim nuo dinaminio stereotipo. Čia mūsų įpročiai, tai neuronų jungtys. Bet ar supranta žmonės, kodėl jiems taip nemalonu po skyrybų? Nesupranta. Daugelis sako, kad iš tiesų nebuvo taip blogai, kaip aš dabar būsiu viena, kas man pagamins maistą ir panašiai. Čia svarbu pamatyti ryšį. Čia smegenys 3 aukštai, čia smegenys neuronų jungtys. Turim paminėti sąmonę, tai mūsų interpretatorius. Todėl prie Libeto prideda Michael Gazzaniga, kuris atliko eksperimentus, kai žmonėms buvo atskirti smegenų pusrutuliai ir pademonstravo, kaip žmonės nesuvokdami, kodėl atliko savo veiksmus, sugeba juos paaiškinti. Mūsų interpretatorius sąmonė sukuria paaiškinimus viskam. Grįžtam prie ženklas reikšmės santykio. Tai yra mūsų antroji signalinė sistema. Ženklai, tai žodžiai, tai mūsų smegenų žievė. Signalai, kaip mums aiškino Pavlovas. Reikšmė, tai, ką mes suprantam po žodžiais, kuriais šnekam. Galim paimti tokius žodžius kaip meilė, draugystė, teisingumas ir taip toliau ir panašiai. Ir bandyti juos paaiškinti. Suprantat, kas tai yra? Tai mūsų neuronų kompleksai. Jeigu jie yra, o jeigu jų nėra, tai žodžius bus galima paaiškinti tik kitais žodžiais, kurie bus užburtam rate. Tai mūsų smegenų žievė. Jūs galite savo žodžiais paaiškinti kitus žodžius ir galvoti, kad tai ir yra kažkokia jų reikšmė. O iš tiesų reikšmė yra mūsų požieviniam antram smegenų aukšte. Nieko neprimena. Taigi, turime pirmą signalinę sistemą, turim antrą signalinę sistemą, turim smegenų žievę su sąmonė ir turim požievinius darinius, limbinę sistemą. Ir iš esmės mūsų turimas modelis atveda prie žmonių tipologijos, tiksliau, smegenų veikimo tipologijos. Tai reiškia, kad mes esame skirtingi pagal savo smegenų veikimą ir turim skirtingus būdus galvoti. Tai priklauso nuo to, kuri smegenų dalis pas mus yra vedanti. Jeigu pirminė signalų sistema, smegenų žievė, konstruktoriaus tipas, jeigu dominuoja požievinės struktūros, reflektorius, tai mūsų veikiantys ir vedantys instinktai. Pas konstruktorius, pavyzdžiui, blogai veikia individualus savisaugos instinktas. Viskas įdomu, o apie baimę kažkaip pamiršo. Pas reflektorius pirminis yra lytinis instinktas, stipriau veikia limbinė sistema, pojūčiai svarbiausia. Trečias tipas – centristai. Čia svarbiausias grupinis savisaugos instinktas. O jis iš kur atsirado? Iš etologijos brangieji. Ir čia išlenda Konrad Lorenz, kuris įtyrė gyvūnų elgesį grupėse. Už jo stovi Franz de Waal, kuris mums papasakojo apie primatų elgesį. Lorenz, kuris beje 40 metais dirbo Karaliaučiaus universitete,
psichologijos profesoriumi, atskleidė daug dalykų apie seksualinį gyvūnų elgesį. O kaip mes galim ištirti žmonių seksualinį gyvenimą? Žmonių seksas netikras, atitrūkęs nuo realybės. Lorenz ištyrinėjo gupį, ciklitus ir atsakė į klausimą, kas yra seksas. Tai, kada patelė ateina pas patiną ir pradeda veikti. Sako, brangus vyrė, ko jūs čia voliojatės? O vyras sako, na, voliojos, nepristok. Jinai vėl prie jo, jis sako, atstok moterie. Toliau jie išveda patiną iš kantrybės, pasikyla agresija. Čia mes sužinom, kad pavyzdžiui vyriškos lyties gyvūnams agresija yra suderinama su lytiniu susijaudinimu ir vienas kitą pastiprina. O štai baimė suderinama su moterų seksualiniu susijaudinimu, o vyrams kilus baimiai, staiga viskas dingsta 5:30 ar kiek tai ten. Todėl štai kur seksualinis elgesys. Jis suerzina, jis supyksta, jis išsigąsta ir bėgt, jis vejasi ir seksas. O jeigu jinai din, o jis nereaguoja, ką daro patelė? Apie ciklitus pasakoju, jos žuvys plėšrios. Žinoma, suvalgo jį. Jums nieko neprimena šitam gyvenime. Iš kur sužinojom? Iš etologijos. Iš etologijos mes sužinojom, kad yra hierarchija. O kas yra hierarchija? Kai kažkas vienas gavo generolo antpečių, sėdi ir visiems vadovauja? Ne, tai paglostymai, tiksliau groomingas. Na žinoma, be groomingo dar yra fizinė jėga. Bet groomingas tai būdas pas mus priversti išsiskirti endorfiną. Ir čia mes išsiaiškinam, kad mūsų psichika reguliuojasi, išskirdama daugybę įvairiausių cheminių medžiagų. Endorfinas, oksitocinas, dopaminas, serotoninas, adrenalinas, melatoninas, kortizolis ir taip toliau. Neuromediatoriai reguliuoja, kaip susijungia neuronai. Užtikrina sinapsių efektyvumą. Nuo to priklauso, kuris smegenų dalis esamų momentų veikia stipriau, kurie instinktai išsiveržia į pirmą vietą. Yra neuromediatoriai, kurie užtikrina baimės jausmą, pyktį ir agresiją, malonumą. Turbūt žinote apie eksperimentą su beždžionėmis, kuriams duodavo sulčių, jeigu jos atspėdavo figūrų kombinacijas. Tai buvo atrastas aha efektas, kurio metu išsiskiria dopaminas ir aktyvuojasi malonumo centras. O jeigu jūs LSD suvalgėt, nepriimkit už propagandą, tai serotonino analogas. O serotoninas padeda labai stipriai veikti neuronų sinapsėms ir nerviniai impulsai veikia milžiniškai jėga. Užrašom, smegenų biochemija. Na ką, peržiūrim, ką jau turim. Galvos smegenys, 3 aukštai, etologija, mes grupiniai gyvūnai su vidinė hierarchija, Gazanikos eksperimentas, sąmonė paaiškina bet kokį mūsų sprendimą, instinktai, savisaugos socialinis, lytinis, Libeto eksperimentas, sąmonė įsijungia po to, kai smegenys priėmė sprendimą, neuronų jungtis, atskiri mąstymo ir funkcionavimo tipai ir smegenų biochemija. Na kaip, įgauna apimtį mūsų psichikos modelis. O tipologija, žinot, iš ko atsiranda? Mes dabar jau žinom, kad smegenys funkcionuoja sudarydamos neuronų tinklus. Galvos smegenų funkcinio magnetinio rezonanso tomografijos tyrimas mums parodė, kad tai, kaip anksčiau buvo galvota, jog smegenys pagal funkcionavimą dalinamos lokaliai, tai yra kiekvienoje dalyje vyksta kažkokie procesai. Yra klaida. Iš tiesų smegenyse yra zonos, kurios vienu metu aktyvuojasi, kitos zonos aktyvuojasi kitų metu. Ir tai vadinama smegenų tinklais. Pagrindiniai 3 yra Default Mood Network, lietuviškai numatytojo režimo tinklas, Central Executive Network, arba lietuviškai centrinis vykdomasis tinklas, ir Salience Network, lietuviškai saliencijos arba reikšmės nustatymų tinklas. Centrinis vykdomasis tinklas atsako už koncentraciją, reikšmės nustatymo tinklas atsako už pažinimo procesą, numatytojo režimo tinklas atsako už galvojimą ir grupių formavimą. Dabar jau nustatyta virš 50 atskirų tinklų. Tyrimų procesas tęsiasi, kaip sakoma. Dar turėtume paminėti, kaip vystosi smegenys nuo gimimo. Mes gimstame su 2 didesniu neuronų kiekiu, nei jų lieka pas subrendusį žmogų. Kas nepanaudojama, numiršta. Be to, neuronai pas naujagimį kaip tik jungiasi lokaliai, o bręstant neuronai susijungia su atskiromis zonomis ir susiformuoja tinklai. Socialinė psichologija. Ji mums parodė, kad situacija lemia elgesį, o ne deklaruojamės vertybės. Grupės spaudimas ir socialinis instinktas perjungia mūsų prioritetus, todėl mes elgiamės taip, kaip tinka situacijai, o ne pagal idealias normas. Vertybės, tai signalai, ženklai, smegenų žievė, konstruktorių tipas visą tai mėgsta, o iš tiesų mūsų elgesį apsprendžia situacija. Štai pavyzdžiui, kai jūs einate gatve ir ten voliojasi žmogus, jūs turėtumėte prieiti prie jo, bet pas mus požievinis sluoksnis, savisaugos instinktas, sako, o gal aš užsikrėsiu kokią ligą, gal jis purvinas ar panašiai. Atrodytų iš vertybių pusės reikėtų bėgti ir gelbėti žmogų,
Bet mūsų smegenys, tai yra mes patys sakom, aš juk ne specialistas besivoliojančių žmonių, aš negaliu visiems padėti, bet to aplink tiek daug kitų žmonių vaikšto, tikrai jų tarpe atsiras gydytojas, jis tuoj padės ir viską išsispręs. Situacija apsprendė mūsų elgesį. Arba Solomono Ašo eksperimentai, rodydamas skirtingo ilgio linijas, jis parodė, kad žmonės prisitaiko prie grupės nuomonės, net jei ji akivaizdžiai klaidinga. Daugumos poveikis, tai yra situacija, ir mes jau elgiamės kitaip. O iš kur socialinis daugumos poveikis? Iš socialinio instinkto. Mes juk suprantam, kad jei visa gauja nusprendė, kas trumpo, kas ilga, reikia, taip sakant, tuo ir tikėti. Suprantat? Čia juk mes kaip grupinis gyvūnas, bet to savisaugos instinktas veikia, savo DMN pradeda matyti savo grupės kolegas, kurie atlieka atitinkamus veiksmus ir mes jau sekam paskui juos visus. Dar vienas svarbus dalykas – kognityvinės klaidos. Kokias žinote kognityvinės klaidas? Pavyzdžiui, turėjimo efektas, žinojimo prakeiksmas. Štai turėjimo efektas reiškia, kad jeigu kažką turite, neatiduokite. Tai užprogramuota mūsų požieviniam smegenų sluoksnyje, instinktuose. Nes jeigu pagalvotumėt logiškai, tai jeigu gaunate kažką beverčio, tai geriau tai atiduoti, kad ir už nedidelę kainą, ar ne? Prisimenate eksperimentą su dovanotais puodeliais su universiteto logotipu. Bet mūsų savisaugos instinktas sako, nelaikyk, nes paskui, jeigu kas atsitiks, gali prireikti rizikuoti, prireiks puodelio, reiks eiti kur nors per mišką ir ten gali blogai baigtis. Turėjimo efektas, dominantė užauga, mano puodelis, nori atimti, parduosiu tik už labai didelius pinigus. Iš karto formuojasi dinaminis stereotipas, čia juk jau mano puodelis su rankenėlė, su logotipu, žodžiu, jokiais būdais netiduosiu. Čia formuojasi reikšmė, jog tai ne šiaip savo puodelis, o mano puodelis. Pabandykite iš vaikų atimti žaisliuką. Ne, čia juk mano. Jie žvėriukai kaip reikiant. Toliau žinojimo prakeiksmas. Jeigu jūs kažką žinote, reiškia jūsų smegenų žievei susiformavo atitinkami neuronų susijungimai. Štai pavyzdžiui, žinote, kaip reikia skaityti. O jūsų vaikas, kada mokosi skaityti ir skaito, mama, erzina. Atrodo, kaipgi tu negali perskaityti tokio paprasto žodžio, du skiemenys, sujunk į žodį, tu pagaliau. Juk taip akivaizdu. Taip veikia mūsų susijungę neuronai. Nes mes negalim prisiminti, kai patys nemokėjom atlikti kažkokio veiksmo. Ir sakom vaikui, dabar skaityk normaliai. Kokias dar girdėjom kognityvinės klaidas? Štai yra patvirtinimo šališkumas. Kas tai? Buvo atliktas eksperimentais, mokslininkai ištyrė 16 000 žmonių ir buvo pademonstruota, kad kai mes esame kažkuo tai įsitikinę, pavyzdžiui, galvojame, kad Trumpas yra puikus politikas, o mums kažkas vardyja argumentus už, o kiti argumentus prieš, tai argumentais už mes tikime 2 kartus labiau nei argumentais prieš. Žodžiu, mes teigiamai priimam, kas patvirtina mūsų tezę ir atmetam, kas jai prieštarauja. Kodėl? Todėl, kad neuronai taip jau susijungia. Be to, kai mus puola, pas mus kyla dominantė, mes ginam savo teritoriją, nes veikia turėjimo efektas. Turėjimo efektas sąlygotas savisaugos instinktų. Visa tai yra mūsų požieviniam sluoksnė ir mes patys matom, kada racionalizuojam kokią tai nesąmonę, bet sustot negalim. Prisiminkim, pavyzdžiui, kognityvinį disonansą. Ir kas tai yra? Tarkim, žmogus serga vėžiu ir sako, aš gydysiuosi šlapimu. Jam sako, nereikia, tai nepadės. O jis sako, aš vis tiek taip gydysiuos. O ar padės? Ne, nepadės, bet vis tiek gydysiuos šlapimu. Kognityvinė klaida. Žmogus rado paaiškinimą, nenori gydytis, bijo chemoterapijos, bijo operacijų, todėl geriau numirti. Bet kad viskas gražiai atrodytų, gerai šlapimą. Aš čia jums apie garsų asmenį pasakoju, žinot kokį? Steve Jobs. Matot, visi mes paskuiliai, negalvokit, kad yra išskirtiniai. Pakalbėjom apie kognityvinės klaidas, bet dar yra kognityvistika. Ką mes apie ją žinome? Kognityvistika nagrinėja pažinimo procesus, kaip žmogus suvokia, įsimena, masto. Jeigu paimsime skaičių derinį, susidedantį iš 7 + -2 elementų, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes, pavyzdžiui, telefonų numerius iš 7 elementų dar atsimenam, o jeigu daugiau, tai daugumai tai jau nebeįmanoma užduotis ir net nevarginam savo galvos. Dar kognityvistika pasakoja apie dinaminius objektus. Kai jų yra daug, mūsų sąmonė geba operuoti tik 3. Ir čia reikia prisiminti, kas yra mūsų sąmonė. Sąmonė yra mūsų smegenų kamiene ir tokiu sąlyginiu spinduliu link smegenų žievės bando suvokti, kas vyksta aplink. Mes tai kažkaip pagaunam ir sugebam vienu metu apdoroti tik 3 intelektualius objektus. Kai tuo metu mūsų default mood network gali dirbti su kiek objektų? 150-230. O ką pas mus veikia default mood network? Teisingai, joje yra mūsų grupė. Prisimenam groomingą. Prisimena dar. Dar kognityvistika mums parodė, kad mes be to, kad sąmoningai galime dirbti tik su 3 objektais,
Dar mes negalime dirbti su keliomis užduotimis. Mums atrodo, kad mes tokie daugiafunkciniai, bet mokslininkai su fMRT įrodė, kad kai mes dirbame su 2 užduotimis, pas mus nesiaktyvuoja papildomos smegenų sritys, o aktyvuojasi tik stabdymo procesai smegenų žievėje. Reiškia, mes sulėtėjame. Ir tai parodo mūsų neurofiziologija. O dar kognityvistika ištyrė, kad mūsų sąmoningos minties trukmė yra 3 sekundės, o štai default network, kai mes esame nesąmoningoje minčių tėkmėje, minties trukmė yra 10 sekundžių. Ačiū kognityvistikai, jie atsakė į šitą klausimą. Na, jie žinoma dar daug ką jau yra ištyrusi, čia tik keli pagrindiniai dalykai. O dabar dar pakalbėkime apie klaidingus prisiminimus. Elizabeth Loftus. Jie ištyrė teismo liudininkus ir parodė, kad daugybė žmonių, kurie buvo nuteisti remiantis liudininkų parodymais, buvo nuteisti neteisingai. Kodėl mums svarbu žinoti apie klaidingus prisiminimus? Panagrinėkime smegenų veiklą. Pas mus yra hipokampas, kur randasi atmintis. Kai mums reikia ką nors prisiminti, hipokampas kreipiasi į atskiras žievės zonas. Jeigu mes paimam šias atskiras smegenų žievės zonas ir iš jų sudarome prisiminimus, tai atsiranda spragos. Nes iš esmės mūsų smegenys nesaugo visų prisiminimų ištisai, o saugo kaip atskirus elementus. Mes, pavyzdžiui, neatsimenam ne vieno konkretaus obuolio, bet mes atsimenam, kas yra žalias obuolys, kas yra raudonas obuolys, geltonas ir taip toliau. Ir jeigu mums reikia prisiminti mergaitę su persikais, mes neprisimenam konkrečių persikų, kuriuos ten matėme, o įdedam į bendrą vaizdą mergaitę ir atskirai persikus. Taip pat reiktų prisiminti dinaminį stereotipą. Štai kalbėjome apie besiskiriančią porą, dar prisimenat? Jie norėjo išsiskyrė, o paskui pradėjo galvoti, o kaipgi buvo viskas puiku, kaipgi ten mes buvom kartu, gal čia mes be reikalo taip. Ir kas tai yra? Klaidingi prisiminimai. Kadangi dinaminis stereotipas, neuronų jungtys, sako, grąžinkit, prašom viską į savo vietas. Ir mes čia iš savo smegenų žievės ištraukiam tik tuos prisiminimų elementus, kurie atitinka mūsų dabartinę teoriją. Ieškome tik savo teorijos įrodymų, o ne alternatyvios. Pas mus kognityvinė klaida, bet mes jos nematom. Kodėl? Nes visa kognicija yra žievėje, o jis sprendimų nepriima. Nes dėka Libetui mes žinome, kad sprendimus priima dominančių žaismas. Štai dabar jaučiu diskomfortą, nes buvo pažeistas dinaminis stereotipas. Man norisi viską grąžinti į buvusią padėtį, nes man nesinori pertvarkyti neuronų jungtis. Tai yra nutraukti esamas ir suformuoti naujas. Ir aš atrandu paaiškinimą sąmonėje, kad čia ašaros guliu ir negaliu nieko su tuo padaryti. Suprantat, o gal prisimenat? Bet su klaidingais prisiminimais yra dar vienas įdomus dalykas. Prisiminkime mąstymo tipus – konstruktoriai, reflektoriai, centristai, iš kur mes juos ištraukiam, o jie paimti iš psichopatologijos, nes Pavlovas savo mąstytojus ir menininkus kur atrado, dirbdamas pas save klinikoje. Jis darė įvairius eksperimentus ir tyrimus ir atrado, kad skirtingi žmonės skirtingai reaguoja į skirtingus dalykus ir skyrė mąstytojus ir menininkus. Iš tiesų, jis užsiiminėjo psichiatrijos neurofiziologiją. Jis tarsi iš naujo atrado tai, ką mes dabar vadiname asmenybės sutrikimais, o anksčiau buvo vadinama psichopatijomis. Mes žinome, kad yra žmonių sveikatos kontinuumas, kur horizontalioje koordinatai mes galime pažymėti absoliučią lygą vienoj pusėje ir sąlyginę normą kitoj pusėje, o viduryje genetiškai determinuotos būsenos tarsi ir sveikos, žmonės neturi nei haliucinacijų, nei nieko, bet čia ir buvo parodytos mums psichopatinės būsenos ir jų neurofiziologinės priežastys. Pavyzdžiui, kaip mes operuojame ženklais ir jų reikšmėmis, mūsų kalba. Kaip tai siejasi su klaidingais prisiminimais? Pavyzdžiui, mes pergyvenam kažkokią panikos ataką ir mes tuo momentu, sakykime, prisimenam, kad visi žmonės, kuriuos pažinojom, numirė nuo infarkto, o jums gydytojas sakė, kad jūsų širdis kaip kosmonauto, jūs galite sportuoti kaip olimpinis atletas, gana vaidinti, bet panikos atakos metu baimės dominantė viską, ką jums kalbėjo gydytojas, nutrina, nes tai randasi smegenų žievėje, o baimė yra smegenų požieviniam sluoksniui, kur veikia mūsų savisaugos instinktas ir mus kamuoja tik klaidingi prisiminimai, kad vis tik ten dėl širdies kažkas nutinka, forume kažkur skaičiau ir taip toliau ir panašiai. Ir čia reikia suprasti, kad panikos atakos mus kamuoja, čia vis dar psichopatologija. Ne todėl, kad mūsų savisaugos instinktas traumuotas. Tai būna, bet labai retas atvejis. Tai būna, jeigu žmogus, pavyzdžiui, dalyvavo kariniuose veiksmuose, arba alkoholikams, jeigu jie prisigėrė ir atsibudo stiprioje abstinenciniai būsenai. O iš tiesų panikos atakos atsiranda dėl traumuoto socialinio arba lytinio instinkto. Pavyzdžiui, moteris nori, kad vyras ją rūpintųsi, žavėtųsi ją ir nešiotų ant rankų. Jis to nedaro, suprantama, nes mes atsimenam Konrad Lorenzo atsiklitais. Ir pas ją kažkoks nerimas, sako, aš labai blogai jaučiuosi, atsiranda gilus kvėpavimas. Vyras sako, ar tau viskas gerai, gal iškvieskim tau greitąją pagalbą ir neša ją į greitosios pagalbos mašiną ant rankų.
Ir štai lytinis instinktas patenkintas, formuojasi stiprios neuronų jungtys, dominantė įgauna pagreitį, o ženklo ir reikšmės santykyje, kaip taisyklė, atsiranda klaida. Reikšmė yra mylėk mane, o ženklas rodo aš mirštu. Suprantat, kaip viskas veikia? Ir čia dar klaidingi prisiminimai veikia, nes juk žmogus sukonstravo visą šią struktūrą iš jų, o paskui jau veikia dinaminis stereotipas. Gali būti, kad jis tik pareina, o jei jau gilus ir tankus kvėpavimas, dusulys kamuoja, žmogus dar nieko nesuvokia, o čia jau trūksta oro. Iš to išplaukia vegetatyvinė nervų sistema, kurios dar nenagrinėjome. Nes kai kalbame apie psichiką, tai suprantame, kad pergyvename kažkokias būsenas, o kaip mes jas jaučiame, išgyvename. Kiekviena emocija turi 3 komponentus. Kognityvinis, tai mūsų racionalios mintys ir visokios kitokios. Vegetatyvinis, tai reiškia, kiekviena emocija yra lydima paraudimo, pabalimo, prakaito išsiskyrimo, širdies ritmo padažnėjimo ir sulėtėjimo ir taip toliau. Nes yra išskiriamas adrenalinas, noradrenalinas ir kitos cheminės medžiagos. Kodėl? Nes mums reikia veikti, kovoti arba bėgti. Nes juk kam reikalingas stresas arba diskomfortas? Nes reikia, kad išsiskirtų daug energijos ir mes pradėtume bėgti, veikti. O kad bėgti, reikia, kad širdis plaktų, kvėpavimas būtų tankus, išsiskirtų prakaitas ir sumažintų pakilusią kūno temperatūrą. Sekantis komponentas raumenų, priklausomai nuo to, kaip įtempti mūsų raumenys, mes taip ir jaučiamės. Jeigu mes įtempsime veido raumenį stipriai, sučiaupsime lūpas ir mums kas nors pasakos anekdotą, mes sakysime, kad nekoks pasakotojas, nejuokinga, o jeigu iššiepsime lūpas, tai atrodys, kad juokinga. James Lange teorija mums paaiškino, kad pirmiausiai į dirgiklį sureaguoja kūnas, tai yra fiziologiniai pokyčiai, o tik po to šios kūno pokyčius suvokdami sąmoningai įvardyjame emociją, kognityvinis komponentas. Baisu, nes drebu, liūdžiu ir todėl verkiu, o ne verkiu, nes liūdžiu. Jums nieko neprimena su Libeto eksperimentu. James Lange teorija buvo suformuluota, kad jūs žinotumėte, gale XIX amžiaus. Paskui jau buvo Chomsky, kuris pasakė, kad dominantė formuoja mūsų veiksmus mums nedalyvaujant. Po to Libetas parodė, kad sąmonė katastrofiškai atsilieka nuo smegenyse jau priimto sprendimo. Dabar mes jau turime fMRT, kuris viską patvirtino. Paskutinis buvo profesorius Robert Sapolskis su savo knyga Determinated prieš porą metų, kur suformulavo savo tezes, kad jokios valios mes neturime. Tai gal jau laikas priimti ir suprasti šios faktus. Taigi peržiūrėkim dar kartą, ką turim. Galvos smegenys, 3 aukštai, nesąmoningi procesai, pasąmonė, informacija, kurios sąmoningai mes nesuvokime. Instinktai, savisaugos, socialinis, lytinis. Atskiri mąstymo ir funkcionavimo tipai. Mes esame skirtingi, nes smegenys veikia skirtingai. Dinaminis stereotipas, dominantė, ženklai ir jų reikšmės. Neuronų jungtys. Mūsų patirtis turi fiziologinį pagrindą. Libeto eksperimentas. Sąmonė įsijungia po to, kai smegenys jau priėmė sprendimą. Etologija. Mes grupiniai gyvūnai su vidinė hierarchija. Smegenų biochemija. Kiekviena mūsų būsena lydima cheminių reakcijų smegenyse. Neuronų tinklai. Smegenys funkcionuoja sudarydamos neuronų tinklus, o ne atskiromis lokaliomis zonomis. Kognityvinės klaidos. Mes užprogramuoti daryti klaidas. Kognityvistika. Mūsų default mood network geba apdoroti informaciją 10 kartų geriau nei sąmonė. Gazanikos eksperimentas. Sąmonė paaiškina bet kokį mūsų sprendimą. Klaidingi prisiminimai. Mes kiekvieną kartą suformuojam prisiminimus iš naujo pagal užklausą, o ne pagal faktą. Asmenybės sutrikimai ir įvairios ribinės būsnės, panikos atakos. Žinom, iš kur atsiranda. Sugebam jas paaiškinti ir koreguoti. Vegetatyvinė sistema. Smegenys ir kūnas į stimulus reaguoja kur kas anksčiau nei mūsų sąmonė. Štai toks modelis. Žinoma, kad jis nėra baigtinis. Galima tęsti, tai atvira sistema. Ir vis tiek viskas bus susieta. Vienas objektas su visais kitais. Ir tas pats objektas gali būti paaiškinamas per kitus. Ir kai ateina žmogus konsultacijai, tai ateina štai toks sudėtingas vienetas. Ir psichologas, jeigu jis turi žinias ir geba jomis operuoti, turėtų išklausyti žmogus, atmesti žinoma, kas nereikalinga ir, kaip sakome, išrašyti receptą. Na, čia aš juokauju, žinoma, bet esmė yra ta, kad kai yra tokia apimtis, daugumos klientų būsenos yra suprantamos ir gali būti koreguojamos. Klientas ateina, tiesiog kalba ir priduoda mėginius analizai, taip sakant.